Sveiki, mano vardas yra Johannes. Tai atsitiko 1977 metais. Aš buvau teoretinės fizikos studentas, studijavau Graco universitete, Austrijoje. Intensyviai ruošiausi egzaminams ir tą dieną dviračiu važiavau į paskaitą. Tada dar nebuvo dviračių takų, todėl važiavau kelkraščiu, neturėjau ir apsauginio šalmo, nes tuo laiku jų ir nebuvo. Važiavau pagrindiniu keliu per sankryžą, o iš dešinės pusės šalutiniu keliu greitai atvažiuojantis automobilis trenkėsi į mane. Ir nuo smūgio aš pakilau į orą. Automobilis važiavo maždaug 100 km/h greičiu, tad smūgis buvo labai stiprus. Skriedamas per kelią mačiau taip pat ir nuo smūgio skriejantį dviratį, kuris trenkėsi į kelią ir visas sulūžo. Skrisdamas aš žinojau, jog tuoj atsitrenksiu į žemę ir mirsiu. Tuo metu man buvo 21 metai ir pagalvojau, nejaugi taip viskas greitai pasibaigė, nejaugi aš dabar mirsiu, juk aš dar toks jaunas. Taigi aš žinojau, jog pagal inercijos dėsnį aš trenksiuosi į žemę, tačiau aš buvau virš žemės, aš nenukritau ir nepajutau visiškai jokio skausmo. Todėl man tapo aišku, jog šio proceso negalima paaiškinti inercijos dėsniu. Tai buvo mano pirmoji mintis ir būtent tą akimirką viskas ir įvyko. Pajutau, jog nesu savo kūne, aš buvau virš jo. Apsižiūrėjau ir žvelgdamas į save aš nieko nepamačiau, nebuvo jokio kūno. Fizinis kūnas, kuriame buvau anksčiau, gulėjo apačioje prie kelio. Tai visiškai netitiko mano sampratos. Tačiau visa tai manęs niekiek nenustebino. Aš tiesiog žinojau, jog toks ir yra procesas, kai baigėsi gyvenimas. Taigi, kabodamas viršuje ir žvelgdamas į visą situaciją iš viršaus, mačiau susirenkančius žmonės aplink mano kūną bei automobilio vairuotoją, kuris buvo šoko būsenoje. Pasirodo, tas vairuotojas buvo gydytojas ir jis vyko pas pacientą. Priėjęs prie mano kūno, jis mane apžiūrėjo, patikrino mano kvėpavimą bei kraujotaką. Susirinkusiems aplinkui liepė kuo greičiau kviesti greitąją pagalbą. Žinoma, tuo metu nebuvo mobilaus ryšio, todėl kažkam reikėjo nueiti iki artimiausio pastato, kad surastų telefoną ir iškviestų greitąją pagalbą. Taigi, man viskas stebint iš viršaus, staiga visa scena pasikeitė ir pamačiau labai įdomų vaizdą. Buvo toks įspūdis, jog esu viduje savęs. Aš galėjau matyti save į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią. Aš galėjau matyti labai toli, į begalybę. Ir visur buvau aš. Mano atspindžiai driekėsi nuo manęs į begalybę visomis kryptimis. Ir aš supratau, jog tai buvo visos mano įmanomos egzistencijos. Kad jūs geriau suprastumėte, pabandysiu tai paaiškinti paprastesniais žodžiais. Įsivaizduokite, kad jūsų kairėje pusėje stovi didelis veidrodis ir taip pat dešinėje pusėje toks pat. Ir žvelgdami į kurį nors veidrodį, jūs matysite begalybę. Taigi, įsivaizduokite, jog tokį savęs vaizdą matote žvelgdami į visas puses visomis kryptimis. Tačiau vaizdą aš mačiau kitaip, aš mačiau iš karto visomis kryptimis. Ir pajutau labai įdomų jausmą. Tarsi aš buvau labai tolimoje kelionėje ir sugrįžau namo ir manęs labai laukia. Aš jaučiau ypatingą ir stiprų namų jausmą. Pajutau didelį palengvėjimą ir pagalvojau, kodėl pro šį gyvenimą aš praėjau taip greitai. Ir tada aš pradėjau su kažkuo kalbėtis, tačiau aš nemačiau su kuo.
Negaliu perduoti, apie ką mes kalbėjome, kadangi to pokalbio esmė buvo tokia, kurios neįmanoma perduoti žodžiais, nes žmonių kalboje tokios kategorijos neegzistuoja. Aš jaučiau ypatingą rūpestį, ypatingą meilės jausmą bei stulbinančią ramybę. Ta jausmą perteikti žodžiais taip pat tiesiog neįmanoma. Kažkas su manimi kalbėjo, tačiau ne taip, lyg girdėčiau iš išorės sklindančias garso bangas. Visas pokalbis vyko mintimis. Kai kurie žmonės galėtų pasakyti, kad šis profesorius Hagel linkęs į šizofreniją ir jam tie garsai pasivaideno. Žinoma, taip pasakyti labai paprasta. Tačiau turiu pasakyti, jog visa tai buvo tikra, tai buvo realu. Ir galiausiai šis balsas man pasakė: Ne, tau dar nelaikas, tau dar per anksti, todėl grįžk atgal, būk geras žmogus ir atlik savo darbą. Pakeliui tau bus duotas vienas dalykas ir turėsi padėti kai kuriems žmonėms. Ir taip pat tau reikia atsikratyti pagaliau šių kvailų baimių, kurias turi. Ir tuo momentu aš akimirksniu supratau, ką tai reiškia. Tai reiškia mano ypatingai religingą auklėjimą ir žinoma aiškinimą apie pomirtinį gyvenimą, kurį aš jau buvau įsisavinęs. Man nuo pat vaikystės buvo aiškinama, jog anapusinis pasaulis yra itin pavojinga vieta. Kadangi buvau auklėjamas griežtai katalikiškai, man aiškino, jog yra daugybė nuodėmių, tarp kurių ir mirtinos nuodėmės. Ir jeigu nesielgsi tiksliai taip, kaip reikalauja bažnyčia, jeigu nesilaikysi tų visų nuostatų, po mirties pateksi ten, kur jausi begalinį siaubą ir skausmą, begalinį sielvartą, begalinį laiką. Tai yra, tu pateksi į pragarą. Katalikų religija man aiškino, kad jeigu prieš mirtį laiku netlieki išpažinties su katalikų kunigu, kuris galėtų atleisti tau nuodėmes, tuomet pateksi į pragarą. O jeigu vis dėlto pavyksta atlikti išpažintį, tai dar nėra garantija, kad pateksi į dangų, nes dar yra tarpinis etapas, taip vadinamoji skaistykla, kurioje vis tiek turėsi praleisti begalę laiko kančiose, kol galėsi patekti į dangų. Taigi pagal katalikų bažnyčios sampratą buvau nuodėmingas žmogus, todėl mirtis man anuomet reiškė arba begalinę nepakeliamą kančią be galo ilgą laiką, arba begalinę kančią ribotą laiką. Taigi daug variantų nebuvo. O aš tikrai nebuvau toks šventas, kadangi viskas, ką aš buvau padaręs savo gyvenime, viskas pagal katalikų bažnyčią buvo nuodėminga, tad mano vieta tikrai bus pragare ir manęs laukia amžinos kančios. Taigi katalikų bažnyčios auklėjimas ir visa toji koncepcija manyje sukėlė didžiulę nuolatinę pasmerkimo baimę, kurią vis dar nešiojausi savyje, kad ir nesąmoningai savo jauname amžiuje. Taigi su manimi bendraujantis balsas man aiškiai pasakė, jog religija iš principo yra netiesa, jog taip būti tiesiog negali, jog realybė yra visiškai kitokia. Taip nėra, nes gyvenimo esmė nėra tai, kad kažkas yra išbandomas ir po to baudžiamas. Tačiau gyvenimo esmė yra dvasinis augimas. Ir kai visa tai man buvo aiškiai paaiškinta, aš akimirksniu grįžau į savo kūną ir pajutau skausmą. Ir pirmoji man kilusi mintis buvo: o Dieve, man reikia skubėti į paskaitą. Taigi atsikėliau ieškodamas savo dviračio. Tada prie manęs priėjo gydytojas ir padėjo man įsėsti į savo automobilį, kadangi greitosios pagalbos automobilio vis dar nebuvo. Jis paguldė mane ant galinės sėdynės,
Tada skubiai su mirksinčiais švyturėliais nuvežė mane į Graco miesto ligoninę apžiūrai. Mane ten paguldė ant taip vadinamo viso kūno rentgeno stalo. Tuo metu dar nebuvo kompiuterinės tomografijos, buvo tik plokščias stalas su rentgeno aparatu. Man buvo padaryta viso kūno rentgeno nuotrauka ir visų laukė didelė staigmena. Paaiškėjo, kad nebuvo lūžęs nei vienas kaulas, o taip pat ir galvos kaukolė buvo nepažeista. Tai buvo tiesiog neįtikėtina. Buvo tik nedidelė žaizda galvoje, kurią susiuvo, na ir mėlynės, bet nieko daugiau. Nebuvo ir jokių smegenų sukrėtimo simptomų. Ligoninėje mane stebėjo dar 2 valandas ir tada išleido į namus. Štai tokia buvo mano pirmoji išgyventa priešmirtinė patirtis. Po pirmosios priešmirtinės patirties aš jaučiausi laimingesnis. Savo gyvenime visada buvau eksperimentuotojas ir nelabai atsargus ir rizikuodavau, todėl patekdavau į situacijas, kurios buvo gan įtemptos. Ir po šios priešmirtinės patirties jaučiu, jog šalia manęs iš tikrųjų yra kažkokia mane sauganti būtybė. Tai aiškiai pamačiau per mano antrąją priešmirtinę patirtį, kai man buvo 40 metų. Tuo metu dirbau branduolinės ir dalelių fizikos laboratorijoje, Ženevoje. Kolega pakvietė mane kartu su juo į kalnų turą, kopti į Monblano kalną. Tokia kelionė buvo sudėtinga ir rizikinga naujokui. Mes viršūnės nepasiekėme ir nutarėme, kad grįšime atgal. Aš buvau labai išsekęs ir besileidžiant žemyn pasiekėme vietą, kuri buvo labai pavojinga, su dideliu nuolydžiu, daugiau negu 45 laipsnių. Ir aš paslydau. Nors mes tarpusavyje buvome prisirišę virvėmis, situacija buvo labai sudėtinga, nes kolega negalėjo manęs išlaikyti, jis pats buvo ties savo jėgų riba. Aš maniau, jog tikrai nukrisiu ir užsimušiu, bet kolega sugebėjo žaibiškai greitai apvynioti virvės kitą galą už įsikišusio akmens. Tada aš nuslydau apie 5 metrus žemyn ir sustojau. Ir tą akimirką aš sekundei netekau sąmonės. Kaip ir prieš 20 metų aš išėjau iš savo kūno ir vėl išgirdau lygiai tą patį balsą man sakantį: reikia saugotis, taip negalima elgtis, turi pakeisti savo gyvenimą ir elgtis atsakingiau. Po šių žodžių grįžau į savo kūną. Nors viskas buvo gerai, aš buvau šokiruotas. Ir nuo to momento tvirtai nusprendžiau daugiau nesileisti į tokias avantiūras. Po išgyventų priešmirtinių patirčių, mirties baimė ir anapusinės egzistencijos baimė, kurias manyje sukėlė katalikų religija, tiesiog išnyko. Aš žinau, jog anapus mūsų laukia begalinė meilė ir visiškas priėmimas. Aš supratau, jog šiame gyvenime mane kažkas prižiūri iš aukščiau. Taip pat supratau, jog visos klaidos, kurias padarau aš ir kiti, tos klaidos yra visiškai suprantamos. Jos yra priimamos kaip kažkas gan normalaus ir į tai žiūrima ne kaip į klaidas, o kaip į galimybę tobulėti. Taigi, mūsų gyvenimas žemėje ir mūsų visa egzistencija anapus yra tik augimas ir vystymasis.